Malonu matyti tiek daug žmonių susirinkusių čia šiandien. Mano vardas Giedrius Melnikas, aš atstovauju tokią kompaniją Energy Green. Taip nutiko, kad mes per savo gyvenimą pasukome iš energetikos į apšvietimą. Tai tapo mūsų kasdienybė, mūsų dalis hobio. Ir šiandieną manęs paprašė pristatyti tokią temą, kuri nebūtų vien tik tai produkto pristatymas, bet ir kažkokia patirties ir naujovių, tiesiog galimybė tomis naujomis ir patirtimi pasidalinti. Ir šiais metais, kaip ir kas 2 metus, vyksta tokia didelė paroda Vokietijoje, Light & Building, Frankfurte. Ir jinai yra laikoma, bent jau aš ją laikau pačia geriausia apšvietimo paroda Europoje, kas susijęs su techniniu apšvietimu, su naujovėmis ir panašiai. Ir mes tiesiog norėsim šiandien pasidalinti tai, ką mes ten pamatėme. Ir mes esame specialistai linijinėse sistemose ir bet kokiame crazy dalyke, kurį jūs sugalvojate. Tai mes nespjauname į visokius nestandartinius sprendimus ir jų gyvenimą. Tai šiandien mūsų tema būtent šviesos diodai linijinių sistemų renesansas, nes šiais metais grįžo daugelį gamintojų ir pamatysime kaip. Trumpai apie šviesos diodus. Dauguma esate susidūrę įvairiais pavydalais su jais, tai visokios panelės, šie šviestuvai esančiai išjungti arba koridoriuose taipogi yra šviesos diodų gaminiai. Ir jie yra be abejo ilgaamžiai, be abejo labai efektyvūs ir man asmeniškai jie imponuoja dėl to, kad jie yra itin maži. Ir savyje tame mažai dydyje jie sugeba generuoti tokią didelę galią. Tai mums, techniniams, tarkim, įgyvendintojams ir dizaineriams, kaip tam kūrybiniams generatoriams, jie duoda įrankius, gebančius į mažą kažkokią organinę formą, kažkokią liniją, kažkokią detalytę, įdėti pakankamai galios, kad tai taptų funkciniu apšvietimu. Be abejo, čia yra, visiems žinoma, kad jie yra dažniausiai vienkrypčiai, tai yra, jie šviečia taip va. Ir dažniausiai mes juos traktuojame kaip dalkeles ir galime suformavę paversti kažkokią plokštumą, kurie skleidžia šviesą. Šiek tiek apie rinką, tai pirmiausiai rinkoje dabar yra tokia didžiulė fragmentacija, kad per daugelį metų diodai pigo ir technologiškai tobulėjo. Iš anksčiau turėtų problemų su šviesos kokybė, kurio beje mano mėgstamiausia tema. Mes turime tokią evoliucija, kad senieji diodai, kurie buvo technologiškai nepažangus, sakykime, sąlyginai neefektyvūs lyginant su dabartiniam technologijom, jie niekur nedingo. Ir mes turime tokius 2 variantus. Turime labai efektyvius gaminius, kurie kainuoja brangiai ir kurias gamina Europos gamintojai, nemeluosiu, yra ir Japonijoje, ir Kinijoje gerų gaminių. Ir yra nekokybiški gaminiai, kurias gamina dažniausiai tik Kinijos gamintojai. Ir jie šalia pastatyti iš tiesų nieko nesiskiria. Jūs, kaip žmonės, kuriems aktualu, dažniausiai šviesos forma, dizainas, korpuso forma. Jums visos tos paslaptis, kurios slypi elektronikoje ir slypi šviesos kokybėje, slypi tose liumenuose, vatose, visokiose dažniuose ir mirgėjimuose, tie dalykai jums tampa nematom. Ir tai jūs užduodate visą laiką klausimą, o kodėl aš turiu permokyti, nors gaminiai atrodo taip pat. Tai ta rinkos fragmentacija sukelia tokį chaosą ir dėl to rinkoje mes matome kartais keisčiausiose vietose, kurios tikrai atrodo, turėtų turėti aukščiausios kokybės gaminius, kuriuose yra keliami didžiuliai reikalavimai, ypatingai lauke, ypatingai ten, kur nuolat telkšo vanduo, stovi tokie gaminiai, kurie ten niekada neišlaikys savo ilgaamžiškumo vardo, niekada neišlaikys tos garantijos. Šviesos kokybė iššūkis kyla iš to, kad technologiškai šviesos diodai iš esmės yra mėlynas diodas, užlietas tam tikrą medžiagą ir taip sukuriama balta spalva. Taip labai brutaliai tariant. Tai mes turime didžiausią iššūkį raudonose spalvose. Tai yra raudona spalva yra didžiausias diodo trūkumas. Jos ten tiesiog yra mažai. Ir kuo daugiau turime raudonos spalvos diodę, tuo jis sąlyginai yra brangesnis. Ir gaminiai su aukštu spalvos atkūrimo indeksu, kaip taisyklė, visada yra brangesni už tuos, kurie net nedeklaruoja tokio indekso. Kaip pavyzdys. Tai aišku, spalvos kokybė, vėlgi žiūrime į tai, kad pirmiausiai mes kalbame apie dizainerių, pavyzdžiui, parduotuvės, interjerus, kur yra gobelenai, kur yra tekstūros, kur yra dažai ir mažiau žiūrime į tokias vietas kaip koridoriai, tarkim, pravažiavimus sandėliuose ir gamyklos. Tai visuomet, kai, tarkim, patarimas įsigijant šviesos diodų gaminius, bet kokius, ar tai būtų kažkoks ar tai juostelė, ar tai šviestuvėlis, ar tai prašykite kuo daugiau informacijos apie šviesos kokybę. Nekalbu apie liumenus, ten viskas yra ok, bet kalbu apie, sakykime, apie tą patį, CRI, tas CRI vadinamas indeksas, prašykite apie CQS, tai yra Color Quality Scale, LM80 ilgaamžiškumas. Tokie visi dalykai
Jeigu juos sugebės pardavėjas atsakyti, tai tikriausiai gamintojas gebėjo juos ir pateikti pardavėjui. Vadinasi, jūs tikriausiai turite kontaktą su kažkuo, kas išmano, ką daro ir galbūt pardavęs gaminį, tas gaminys didesnė tikimybė, kad tarnaus tą laiką, kuris yra numatytas. Tai 30-50 tūkstančių valandų laiką. Tai kaip pavyzdys. Gerai, dabar peršokim į tas lininės sistemas galbūt daugiau. Tai anksčiau mes lininės sistemas dažniau matydome tokiuose techninėse patalpose, biuruose. Čia matome tokius trumpus koridoriuose atkarpėlę šviesos ir ką padarė nemažai gamintojų prieš 4 metus, jie visi pristatė tokius šviestuvus, kurie anksčiau buvo liuminescenciniai. Jie paėmė, pridėjo žodį LED, išėmė liuminescencą, įdėjo šviesos diodų truputį, gavo tos pačius gaminius, kurie visai gerai parsidavė. Neįdėjo labai daug pastangų į rinką. Šiais metais viskas kardinaliai pasikeitė ir šalia tų įprastinių gražių šviestuvų, visokių planų, stiklinių panelių ir panašiai atsirado daugybė gamintojų, kurie iš tiesų sutelkė dėmesį į tokias lininės sistemas, kurios leidžia konstruoti kaip Lego šviestuvus, konkrečiai pritaikant tos erdvės, sakykime, tos erdvės specifikai. Čia kaip pavyzdys yra keletas nuotraukos, yra iš interneto, čia ne mūsų projektai, iš karto oficialiai pasakau. Kaip pavyzdys, tai yra pakabinamas ir paviršinės, aš jas sudėjau kartu. Šiais metais yra 2 trendai tokie, dvi kryptis. Tai pirma yra tai, kad užteks tik tai trumpų linijų ar ilgų linijų, kurkime kažkokias tai mozaikas, kažkokias tai ištisinės masinės formas, kurios galbūt kirstis per erdves, iš gyvenamosios ten į virtuvę, kirstis į kažkokius praėjimus ir panašiai, jungsis į vieną bendrą sistemą. Ir kitas dalykas, kuris šiais metais aš pastebėjau, labai daug kas atsisako laidų, kurie keliauja nuo lubų į šviestuvą ir tiesiog tam tikrom srovėm leidžia jas perduoti tą srovę, tiesiog per pakabinimą tuos troselius. Tai reiškia, jeigu tai yra minimalistinis šviestuvas, žemos lubos, jūs atsisakote to tokio parazito raudono, balto ar juodo laido, kuris ten tiesiog, gadina bendrą vaizdą. Ir tokiom sistemom be abejo reikėtų apsvarstyti tokį dalyką, jeigu jau patys kuriate, pagalvokite, kaip tokį daiktą reikės sumontuoti, nes mes daugelį atvejų matydami pas gamintus tokius gražius dalykus, klausim jų, o juos galima surinkti ant lubų ar ant grindų, kaip juos pakelt, kaip tiksliai reikia viską įsigręžti, dažniausiai tiesiog truputį skėšydavo rankomis, nes tuos klausimus gali atsakyti tik tie gamintojai, kurie iš tiesų turi dažniausiai atstovus Lietuvoje arba savo tose šalise, kur prekiauja ir jau ten reikia turėti tikrus techninius konsultantus. Tai mes iš tiesų esame irgi tokie. Dar vienas šiais metais toks lengvas trendas, tai lengva tokia specifika buvo, kurią pristatė keletas gamintojų, yra lenktos linijos. Visiems jos tiesios jau pradeda, aišku, atsibosti, visi nori kažkokių mozaikų, kažką nori pristatinėje. Jų nebuvo daug, vos keletas gamintojų sugebėjo pristatyti kažką tokio organiško, kas labiau, nes dabar pastatai irgi pas mus darosi visokie apvalūs, ten ovalūs, erdvės, atsisako aštrių kampų. Ir tik keletas gamintojų kažką panašaus pristatė, nes tai sunku pagaminti kartotinius gaminius. Jos sunku pristatyti, nes tiesi forma telpa į dėžę iš Italijos, o lenkta forma jinai gerokai didesnė, tampa iškart išauga savikaina. Ir dėl tų priežasčių tos sistemos jų yra, bet jų yra tik keletas ir nedaug gamintojų, sakykime, jas toliau plėtoja. Jau nekalbu apie tai, kad persikirtimų irgi dar mažiau kas daro. Dar sudėtingiau. Tai va. Įleidžiamos sistemos šiais metais panacėja trimless. Tai reiškia, kad išvis išnyksta korpusas ir jisai tampa nematomas, o šviečia tik tai dalis tas ekranas ir kai mes išjungiam, jisai tampa interjero dalis. Taip, šiais mes žinome, kad Lietuvoje tokie šviestuvai yra gaminami, niekam nepaslaptis padarysiu reklamą kolegom iš Gaudrės, Vindo. Bet, sakykime, šiais metais užsienio gamintojai labai smarkiai dėjo pastangas šitom sistemom, prikūrė tikrai labai daug. Išskirtinumas čia yra toks. Kas tuos dalykus projektuoja Lietuvoje, turi labai gerai susiplanuoti su savo techniniais konsultantais, su savo špakliuotojais, su savo gipsininkais, su elektrikais, nes čia viską reikia taip padaryti, kaip statai laivelį butelyje. Negalima klysti, nes tiesiog po to tenka griauti ir ardyti sienas, reikia visą tai labai smarkiai apmąstyti. Ir toks pastebėjimas, kad tos sistemos iš lubų labai smarkiai perėjo į sienas, į kitas plokštumas, ta prasme, kad, čia kaip pavyzdys jau yra dauguma sienose, čia taipogi nuotraukos yra sienose. Reiškia, atsisakome to tokį įsivaizdavimą, kad čia šviesa gali sklisti tik tai čia, kaip tokia, kaip, mes matysime aplinkoje, bet šviesa pereina į sienas ir sukuria akių aukštyje tą eye glow. Tokį terminą aš tik tai ir te žinau. Ir
iš tiesų ultramoderniems interjerams labai pasiteisina. Dar vienas aspektas, kurį mes šiais metais irgi 2015 patys patyrėme su interjero dizaineriais, mūsų paprašė atlikti tokias sistemas, kurios keliautų per kelias plokštumas, kurios yra skirtingose aukščiuose. Tai reiškia, keliauja, sakykime, loftas, yra virtuvė įrengta po antresolę, yra šviestuvas keliauja įleistas ir tai jisai išnyra ir toliau kabo ore virš, sakykime, svetainės erdvės. Tai va tokie šviestuvai pasiteisino, klientai buvo labai patenkinti, nes darėm konkrečiai tam projektui, konkretų dydį, konkrečias spalvas ir visą kitą. Ir kitas pasiteisino, tai sprendimas va čia, jeigu mat lazerį, tai yra, kai yra naudojamas įtempiamos lubų sistemos, parenkami tam tikri šviesos diodai ir jie sukuriama tartum šviesdėžė. Ir kadangi lubų tempėjai iš tiesų pas mus yra labai Lietuvoje techniškai patyrę, jie gali ištempti įvairias formas, ne tik kvadratus. Mes turime tokias, galima pačias keiščiausias formas sukurti. Ir visiškai adaptuoti interjerų, jeigu interjeras, pažiūrėjau, yra biškai crazy, galbūt tai yra IT kompanija, galbūt yra kūrybininkai kažkokie ir jie nori kažko, tų formų netiesių, nori kažkokių tai blynų, taškų, lašų ir panašiai, tai alternatyva visom LED sistemom yra įtempiamos lubos plus šviesos diodai kaip šviesos šaltinis. Dabar netiesioginis apšvietimas, ką mes dažniausiai matome nišoje. Vakar man dizainerė tiesiai šviesiai akis pasakė, atsibodo. Sako, man jau atsibodo tas nišinis apšvietimas. Tenka pritarti jai, kad jis galbūt jau atsibodo, bet tai yra klasika, mes nuo jos toli negalime pabėgti. Lietuvoje mes dažniausiai ją suprantame, tai yra, kai kažkas šviečia į sieną arba kažkas šviečia į lubas. Anksčiau ten buvo liuminescencinės lempos, tos ilgos, kurios sudužusios paskleidžia negerus garus. Dabar mes turime šviesos diodus, kurie iš esmės yra saugus, mažučiai ir panašiai, ir jie duoda puikų efektą ir puikiai tinka šitoje nišoje būtent panaudoti. Kas įvyko, tai italai ir prancūzai, jie sukūrė įvairiausių paruoštukų. Yra tokia kompanija Linea Light, Filo serija išleido, yra Sedap, kurie išleido, tai yra gipso, visokių ten polisterolių mišinių, primena moldingus, kurie leidžia išvengti meistrų klaidų. Jeigu meistras gali dabar padaryti kažkokią ten nišelę, kažkokį tai kantuką, tai tie iš anksto paruošti gaminiai gali būti ir lenkti, ir gaubti, ir lašo formos, ir kokių tik tai nori, ir jie visi yra užpildomi diodais, ir tada jie sukuria, vėlgi, juos galima konstruoti palei jūsų sukurtą interjerą, jūsų viziją, ir jie užpildyti diodais sukuria ne tik tokį dekoratyvinį apšvietimą, bet jie sukuria ir bendrą apšvietimą. Tai reiškia, jūs galite atlikti tipinės užduotis namuose, tai valgyti, žiūrėti televizorių, bendrauti su šeima, turėti svečių ir panašiai. Čia toksai manęs paprašė dėti kolegos. Turėjome dabar didžiulį ginčą su vienu gipsininku, jis man pareiškė, kad jisai darys taip, nes taip daro visą laiką. Aš sakiau, tu man padaryk kuo daugiau arčiau šito matmens, nes man reikia daugiau šviesos, nes 5 metrai aukščio ir yra tik tai toks apšvietimas, tiesiog cove lightingas, tas paslėptas ir neegzistuoja daugiau jokių lempų. 5 metrų aukščio šlaitas yra ir daugiau lempų nėra. Aš sakiau, man reikia daugiau, kad išeitų šviesos, sako, nereikia taip, jis sako, aš taip darau, taip yra žymiai geriau, aš daug metų darau. Mes tiesiog tada tą ginčą perkeliam į bandymus ir mes atlikom tokį mažą matavimą ir faktas, kad kuo šita erdvė, šitas matmuo yra didesnis, daugiau, tuo iš esmės daugiau iš šviesos iškeliauja į kambarį. Nebūtina šito kelti, nebūtina šitą senelę stumti, jie visi veikia kaip reflektoriai ir gražiai, švariai, lygiai nudažyti. Tikrai gali turėti tokį super gerą efektą, ypatingai namuose, jeigu norime, kad būtų viskas per atspindžius būtų apšviečiama. Tai sakau, šitas matmuo 200-150 mm, jis tikrai bus daug geriau negu 100. Tai yra mes tiesiog bandymai su liuksometru padarę esame ir, pasiteisino. Grįžtant į pabaigą jau, aš šiandien greit bėgu, dizaino darbai. Būdami ledai tokie maži ir tokie lankstus tiek gamybai, tiek iš savęs, leidžia dizaineriam kurti savo gaminius. Kaip pavyzdys yra čionais vieno dizainerio darbai, už šitų sienų yra korio formos šviestuvai. Aš esu vieną dizainerę įtikinęs iš medžio pasigaminti šviestuvą virš baro ir jinai manim patikėjo ir pagamino. Tai galima apjungti su betonu. Aš specialiai medžių įdėjau, nes prieš tai nuotraukose nebuvo jo. Bet apjungus betoną, apjungus medį, suvirintojus, dažytojus, ta prasme dailidės, mes Lietuvoje turim labai daug gabių meistrų.
mes juos visus apjungiame ir įgyvendiname dizainerių idėjas. Nu, tai yra mano kasdienė duona. Ir tiesiog norėčiau paskatinti visus pabaigai, kad iš esmės reikia daugiau, nes mes norėtum, kad būtų daug daugiau nestandartinių sprendimų. Aš žinau, kad klientai jų nemėgsta, vis jie kainuoja, bet tai yra tas dalykas, kai tu ateini ir tas interjeras turi tokį, na, tai yra jūsų parašas. Ir jis gali būti ir šviestuvas, nebūtinai siena, nebūtinai kažkoks raštas, bet tai gali būti jūsų šviestuvas suprojektuotas kaip dizainerio, kaip galbūt ir architektas turi tokį poreikį kažkokiam produktų dizainam. Mes jį galime gyventi ir jis taps to interjero tokiu kaip jūsų parašu. Tai va. Tai aš trumpai prabėgau, tikiuosi nebuvo labai nuobodu. Ačiū Jums už dėmesį, jeigu turite klausimą, atsakysiu. Mes visur išdėliojame katalogėlius tokiuose dėžutėse, tenais yra šiek tiek informacijos ir nuotraukų įkvėpimų, jeigu norėsite kažkokios konsultacijos, būtinai kreipkitės, mes visuomet atviri dieną naktį dažniausiai. Tai va, dėkui.